Santykiai, kodėl vyras nesugeba priimti moters emocijų ir bėga iš konflikto. Šiandien kalbame apie konfliktus su Šarūnu Mažuoliu, kuris jau N metų gilinasi į santykių temą, konsultuoja žmonės asmeniškai, nuotoliniu būdu ir daro vyriausius gyvus seminarus ir taip toliau. Šito temo, nežinau, tai papasakos 20 turbūt metų ir daugiau. Tai skersai išilgai išnagrinėta ir šita tema, man atrodo, kad turėtų būti tiek labai įdomi išgirsti moterims, tiek vyrams. Nu, mes kaip vyrai turbūt galim pažiūrėti tik iš savo vyriškos pozicijos, todėl labai aktyviai kviesime visus ir visas dalyvauti ir komentuoti. Tai aš, Saulius Bagdonas, sveikinuosi kartu su jumis. Tai labas, Šarūnai. Labas, Sauliau. Pristatei mane gerai. Patiktukų paprašom, ne? Būtinai. Nieko, aš paskui patiktukus turiu savo firminį bairį, kai aš per prievartą paprašau patiktukų. Ir pagrasinu kaip. Žiūrėk, aš pasidalinsiu su tavimi kaip vyras, kuris beveik 20 metų santykiuose yra. Nu, 20 metų jau gaunasi, jau iš esmės vyrai neskaičiuoja, tu teisingai, tu pasidalinsi ir kaip vyras, kuris santykiuose ilgalaikiuose esi, taip pat kaip žmogus, kuris priima daug įvairiausių klienčių ir klientų ir bandome nenueiti į šoną, bandom pažiūrėti tik tai apie konfliktą. Aišku, čia ir santykiai, ne, bet, pažiūrim į šitą temą. Ir dabar, kiek pas tave būna užklausų arba iš tos problemos, kurią tu sprendi, išeina, kad vis dėlto vyras nesugeba priimti moters emocijų ir bėga iš konflikto. Kiek? Dažnai? Minimum, kas ketvirtas atvejis jame yra, netgi galbūt kas trečias, jeigu mes kalbam apie konfliktus, apie išklausimą atjautą ir nesusikalbėjimą, tai yra viena svarbiausių temų, sprendžiant šitą problemą. Tai yra sprendžiama problema, bet tai yra problema dažna mūsų porose. Gerai, tai dabar žiūrėk, aš pasakoju tau situaciją, tu pabandyk papasakoti iš savo pusės. Aš nusinčiau vienos žinomos lektorės Mildos Sabienės tokį reelsą ir jinai pasakė taip gan, taip kandžiai, žinai, kad tas infantilus vienažodžių vyriškis nesugeba priimti moters emocijų. O kame bėda, man vienas bičiulis, jisai pasakė, kad, žinai, aš jau, jisai ne pirmojau santuokoje, dabar net nesantuokoje, jau tiesiog santykiai, ir sako, aš nebesitaikstu. Jeigu jai užeina, ten tebūnie, ar ten hormonai kažkas, ašgi čia tiesiog sėdžiu skrolinu, taigi fainas, geras, cacelelė, gražus, čia verslai taip toliau, o jinai kažką jau čia purkštoja. Aš jai pasakiau, dar čia tai bus, aš užtrenkiu duris ir išeinu. Aišku, čia emocinis smurtas, teisingai. Ir aš jam nusinčiu tą, žinai, video, čia visokie gurų, čia pasako nesąmonės, taip toliau. Ir ką tu šitoj vietoj matai, žinai? Kokia vyro turėtų būti pozicija? Jis sėdi nekaltas, cacelelė čia ir bum! Moteris tiesiog kažką čia nepatenkinta. Aišku, kad nekaltas. Mes du vyrai turim solidarizuoti su savo broliais. Aišku, kad jos yra isterikės, emocingos kvailės ir taip toliau. Net balsas užkimo, nes tau kliunčia jau būdų lėlės. Bučkiai mūsų broliam, kurie kenčia tas baises raganas. Tai bėkit iš tų moterų. O jeigu rimtai? Dabar rimtai. O dabar rimtai. Taip, Milda pasakojo apie vieną scenarijų. Nes jeigu vyras infantilas, ir aš apie tai kalbėsiu, tai yra problema. Bet tai jeigu tai būtų viskas labai paprasta, infantilas, tu infantilas. Ir tu su savo moterim nemokai bendrauti. Taip? Tai būtų labai viskas gerai ir gražu. Žinom problemą, galų gale yra į ką pirštais badėti. Ir Milda pasakojo apie dalį klausimo ir jinai buvo teisi. Bet kaip aš kai kada pasakau dalį klausimo, ta prasme, kokį nors teiginį išmetu ir ten pakyla šumulys, nes žmonės sprendžia iš savo varpinės, jie žiūri į kitą aspektą. Taip lygiai tame, Mildos pasisakyme, yra tik tai vienas aspektas, kuris yra teisingas, svarbus ir jį reikia žinoti. Tai ir dabar, jeigu jau kalbant, pradėjai nuo šito kalbą, infantiliškas vyras. Kas tai yra, nes čia toks drąsus žodis ir toks, ir užgauliojantis šiek tiek pavadinkim. Kas tai yra ir kodėl psichologai ar ten santykių ekspertai taip mini tą frazę? Labai paprasta. Tai yra vyras berniukas.
Ir net ir kiekvienas suaugęs vyras turi vidinį berniuką. Ir labai lengva mūsų vyrus apkaltinti infantilumu, dėja yra viskas žymiai sudėtingiau. Ir jau jeigu kalbant apie vyrą infantilą, vyras berniukas, jisai nesugeba tvarkytis ne su moters emocijom, o su savo. Ir jisai pereina grinai į berniukišką poziciją, kur prieš mamytę arba ginčiasi, arba bėga nuo mamytės, arba teisinasi, bet vaikas nežinogi dar, kaip tvarkyti su savo emocijom. Ir vaikiškumas, dalinai tai yra paprasčiausiai žmogus dar nėra neišmokęs, nepažinęs savęs, nepaaugęs, nepatyręs savęs. O kaltinti yra labai lengva, bet dalis mūsų brolių yra nepravesti per tą procesą, kaip tvarkytis vyrui su moteriu. Ir labai lengva pasakyti infantilas, o ten yra žymiai viskas daugiau, to išskleisim. Tai, bet kalbant apie tą infantilizmą, tai yra mūsų vidinis vaikas, jisai seka kitų emocijas. Ir kol mes esame vidiniam vaike ir esam labiau dominuojam mūsų vidinis vaikas mūsų gyvenime ir komunikacijoje, tai yra labai gražu, labai spontaniška, labai daug gražių dalykų, bet yra labai daug negražių. Nes vaikas seka aplinką ir bando pagal ją prisitaikyti. Bet tame nėra vyriškos jėgos. Ir yra bandymas pataikauti kitų emocijų. Ir mes čia pereinam prie istorijos, kai mūsų vyrų gyvenime labai įtakoja mamos auklėjimas. Ir mama, kai užšaukia ir emocingai kažką pasako, ką tai reiškia mum berniukam? Tai yra svarbu. Ir dažniausiai, kai moteris su emocija kažką pasakydavo, atsitikdavo toks dalykas, kad vaikutis paskui gaudavo arba į galvą, arba turėjo teisintis. Bent kuriuo atveju tai buvo labai nesaldu. Ir va tas žinojimas vaiko, kas darosi su moteriškom emocijom, jisai persikelia, mes išsidresiruojam, kad moteriška emocija nesveikai svarbu. O turėkit omeny, kad dar buvo auklėtojas darželį, mokytojas mokykloje. Ir gaunasi taip, kad mūsų žaugino moteris, ir tai yra ir ačiū Dievui, ir gerai, ir blogai, bet tai turi savų pliusų ir minusų. Nes mes esame išauginti ne moterų tarnais, kaip, gražiaja prasme, kaip karalės, kuris tarnauja karalieniai, o kaip aptarnautojai iš berniuko pozicijų. Ir tas būna pas dalį mūsų įsirėžia į mūsų, kaip dresūra įsirėžia į mus, ir mes į stiprią moterišką emociją, jau dabartinės partnerės, mes reaguojam pereidami į berniuką, kuris teisinasi, kuris agresuoja, kuris bado pirštais, tu kalta, tu čia savo emocijom manęs nežeisk mano ramybės. Čia yra berniukiška šneka. Ir vat Milda labai teisingai sako, kad jeigu mes esame dominuojančiam berniukė, mes neišlaikom moteriškos emocijos, nes ten dažniausiai būna problemos. Priekaištas, bausmė, nurodymas, sugėdinimas, apkaltinimas. Kitas momentas, Sauliau, vat mes vyriškai kalbam su tavim ir pas mus įvyksta žiaurus nesusipratimas. Ką mes su tavim darytumėm? Vienu kapu daugiau Lietuvoje. Iki kapo daina, mes nedaitumėm gal. Aš juokauju. Jo, aš žinau, kad tu juokauji, bet kai mes pakeliam balsą,
mes žinom ir mes pakeltų balsų rodom, kad tai yra svarbu. O dabar paimkim moterį, kada jinai pakelia balsą. Kada jai yra svarbu. O kas jai svarbu Mhm. šiaip bendrai gyvenime? Tai, kas yra čia ir dabar. Moteris funkcionuoja visiškai kitaip negu vyras šitoje sferoje. Mes ant svarbių aspektų galim pakelti balsą, kad užtvirtinti, kas tai yra labai, labai svarbu. Aš konsultacijose kartais pakeliu balsą, kad žmonės suprastų, kad tai yra labai, labai svarbu. Ir kai mes ypatingai vyras su vyru kalbam, tai yra labai gerai užakcentuot, pakelt už tonų, kad tikrai žmogus suprastų. Pas moterį yra kitaip. Jai yra viskas svarbu. Ir tai yra labai gražu. Ir jinai kaip turi kažkokį klausimą dabartį, jinai su tuo klausimu ateina su visa emocinė jėga. Ir tas klausimas tuo metu yra pats rūpimiausias, jis dažnai yra apibendrinamas, taip, bet jisai išsakomas vyrui. Klausimas, emocija, noras, priekaištas su labai stipria emocija, kas mum vyram iššaukia dar sekančius bairius. Bet moteris visada savo klausimą, su savo klausimu ateina visur su emocija. O vyras, mes vyrai esame Arba, labai stiprus žiūrėk, Šarūnai, racionalume. žiūrėk, ar dabar pabandykim, žinau, kad čia iš visų pusių gali nuvesti, pakomentuokit, ar sutinkat su Šarūnu ar ne, čia tiek moteris, tiek vyrai. Pavyzdžiui, man žmona sako, man tiesiog, pavyzdžiui, gal šiandien buvo ten sunki diena, arba šiaip kažkur gyvenime kažkokius klausimus savo galvoje sprendžiu, neįsprendžiau ir man, žinai, susikaupė, žinai, pavadinkime, ne? Taip. Susikaupė. Čia Akvilė sako, kai trunka kantrybė, keliu balsą, ne? Tas, Taip. žinai, netgi mano atveju, aš galvoju, man kartais būna, atrodo, net ne tai, kad čia kažkoks rėkimas, bet jau nemalonės emocijos, kuris eina, atrodo, iš moters, šiuo atveju mano žmonos, man jos tampa tokios kaip savotiškas priekaištas. Aš suprantu, kad šitas infantilus elgesys gaunas tai vietoj. Nebūtinai. Ir aš, bet aš taip galvoju, žinai, nes aš nesugebu taip priimti, žinai, aš galvoju, aš tuo metu galvoju, bet, žinai, aš galvoju, kokio aš turėčiau lygį pasiekti tu ir daugelis vyrų, man taip atrodo, kad ta emocija moters pasakyta, tebūnie, kaip bum, bet kas, nesvarbu, kaltas, nekaltas, jai susikaupė, jinai pavargo, mes, kaip smagu, kaip sakydavo vienas guru, čia dabar kaip fainai, ir taip būna, žinai, ir tada apkabini, išklausai, žinai, kaip pas tave ateina žmonės, su emocijom, su sunkiom situacijom, ir ką tu ten, imi, sutvarkai, kaip logiškai sudėlioja lentynėlės įsprendė. Tai nežinau, pakomentuokit tai. Akvilės komentaras. Gerai, tai dabar Akvilės komentaras, kai trunka kantrybė. Mes keliam balsą dėl dviejų dalykų. Kai esame neišklausome, mūsų būsena nepriimta, jaučiamės nemylimi, arba mūsų nesupranta, ko mes norim. O kadangi vyrai ir moteris yra skirtingi, nori, nenori, tas nesusipratimas, jisai yra, paprasčiausiai yra. Ir nesusikalbėjimas, jis paprastai yra aukštinamas, bandant pramušti jėga. Kai trunka kantrybė. Nes kas yra kantrybė? Tai yra buferio pabaiga. Mes, kol turim pakankamai emocinės energijos ir nepervargstam gyvenime, mums užtenka buferio pristabdyti, palaukti ir tada atsakyti. Bet mes dažnai gyvenam gyvenimus, kurie yra per daug intensyvūs ir per daug kalinantis. Ir vakare grįžti pervargęs. Ir tas buferis, o ta pervargimas kodėl? Todėl, kad aš išvaiščiau per daug energijos kitur. Ir santykių buferinimui nelieka emocinės energijos. Ir tada labai lengva yra pakelti toną, panaudoti jėgą. Tai va, taip kad tai yra vienas momentas, tai yra buferio nebuvimas. Tai dėl kantrybės. Kitas niuansas yra tas, kad pastebėk, Sauliau, vienas dalykas yra emocija stipri.
Ir aš su stipria emocija jam pasakiau, jis nelaiko emocijos. Ir žinai, aš ateinu, Sauliau, ir spiriu tavo kiaušinius ir sakau apie problemą. Ir laukiu sprendimo. Kurį laiką teks palaukti? Jo, bet aš bijau, kad antras kapas atsirastų visame tame reikale. Ir moteris kai kada nemato, kad su stipria emocija eina prakeikimas vyrui. Tu nevyriškas, su stipria emocija. Vyras susinervina, tu ką, čia boba, taip toliau, taip. Bet šalia stiprios emocijos būna ir moteriškos klaidos, ne tik vyriškos. Ir tos moteriškos klaidos yra nepagarba, apibendrinimas, pretenzija, kaltinimas. Ir moteris sako, nu, vyre, tu nelaikai emocijų. O ten pasirodo yra istorija dar papildoma. Kad šalia tos emocijos papildomą srovę pareina nepagarbus savo mylimam žmogui, savo mylimam vyrui elgesys. Ir kartais moteris paprasčiausiai, blemba, supraskite tokį dalyką, jos normalios visos. Tik tai jos ne visada mato savo klaidą, kaip mes vyrai savo klaidų nematom kai kurių su moterim. Ir emocija būna, kai mes vyrai nelaikom emocijos. Ir tai mes dar apie tai kalbėsim. Bet šalia emocijos paprastai būna klaida komunikacinė. Ir jeigu mes neturim buferio, pervargėsim po darbo. Mes to labiau ir emocijos neatlaikysim, ir netakto neatlaikysim. Nes netakto atlaikyt, kad sureaguot su jumoru, su šiltumu, taip? Tam reikalinga energija, neištaškyta. Santykiam reikalinga energija. Gerai, Sauliau, prašau. Jo, čia klausimų yra. Ačiū už komplimentą, kad graži maikutė. Dėkoju. Žmonos dovana. Įsigyti galite kažkur, nežinau kur. Nes per kalėdas gavau, buvau geras tuo metu, o gal nelabai. Tai va, tai dabar, žinai, aš galvoju, bet yra ta emocinė higiena. Moteris, galvoju, nori būti išklausyta. Ne? Taip. Pavyzdžiui, atvyras. Aš atsimenu, kažkada buvo ten toks Vytautas Jančiauskas, jis iki šiol ten apie santykius kalba ir jisai kažkada bandė pasakyti tokią frazę, kad, sako, jūs kadangi vyrai nesugebat išklausyti moters, nesugeba taip, kaip reikėtų, tai pirmą, gal čia kaip bairis jau buvo, ar kaip ne bairis, žinai, per seminarą sako, tai pirmas pokalbis jūsų rimtas turėtų trukti kokias 5, 6, o gal net ir 7 valandas, kad jūs tiesiog klausytumėt moters iki galo ir sugebėtumėt klausyti. Ten, žinai, nepatarinėt, tai aišku, čia kiek vyrų sugebės padaryti, bet apie tą, žinai, emocinę higieną, kur moteriai gal, iš tikrųjų, atėjo tos emocijos kažkokios ir reikia pasikalbėti, o paprastas pokalbis vyru atrodo kaip konfliktas ir gal einam geriau paskrolinti, tesk. Ir dabar moteris ateina, o jūs, pavyzdžiui, ta pora neturi ženklų ir sutarimų, ko moteriai reikia, nes moteris pati nelabai supranta, ko reikia. O be to, kai moteris jau yra išsiliejimo fazėje, tuo metu jau tartis jau nebelaikas, o šiaip reikia susitart, duot ženklą, tu nekaltas, aš dabar noriu išsiliet, išsipasakok, tu liudyk, ir vyras mokomas vienų dalykų, moteris kitų dalykų, ir kai moteris pasako, dabar aš varysiu, tu dabar manęs klausyk. Ir dabar pastebėk, Sauliau, mes visi labai gerai žinom apie Edgarto Tolle būti dabartyje. Pasigūglink, Edgarto Tolle toks buvo. Jo. Yra iki šiol. Jo. Ir, žinot, tai labai gražus pasakymas. Bet mes nuo dabarties, aš dabar kalbėsiu apie vyrus, bėgam. Mums buvimas dabartį, pavyzdžiui, su moters, dėmesį į moterį ir jos emociją yra labai stipri patirtis. Ir ką mes darom? Mes arba pabėgam į išorinį dirgiklį, Facebookas, naršau, kad išvengčiau labai stiprios patirties su moterim.
O tai yra tikrasis dvasingumas poroj. Tai yra visiškas dėmesys tiek, kiek galiu. Ir aš pats nesuvokdamas, kad aš bėgu nuo dabarties išjautimo, aš, klausau, pusiau žiūriu, pusiau sakau, aha, žmonai. Ir žmona pratrūksta, nes jinai tikisi meilės, o meilė galima tik tai dabartį. Tai yra tikrasis dėmesys. Taip? Tai yra va taip. Žvilgsnis į mane. Taip? Ir tada moteris padaro dar vieną klaidą. Jinai dar labiau sustiprina signalą ir padarė jį agresyvų. Ką tu čia žiūri į tą telefoną? Vyras iš viso nebegali nieko pakelt jau. Ir vietoj to, kad tą dalyką sutart, ir šiaip švelniai pasakyt, dabar 5 minutės arba 10 minučių mano. Ir vyras padeda telefoną, 2 minutės laikosi didvyriškai ir paskui prasideda. O taip. Atjunginėjimas tai vadinasi. Atsijunginėja ir bando pabėgti nuo labai stiprios patirties. Nes meilė moteriai... Kodėl mes nesugebam tos patirties priimti? Čia visi mes nesugebam. Tai aš pirmą punktą pasakiau. Pabėga į... Jų dar yra daugiau, supratau. Taip. Prie stiprios emocijos ir nebūtinai tobulos komunikacijos moters, nebūtinai tobulos. Mes ne tik tai, kad šiaip visur yra tas pats, mes bėgam iš realybės pastoviai. Ir dvasinės praktikos, rimtos, geros dvasinės praktikos yra apie tai. Patirti visą savo esybę, realybę. Visus potyrius. Ir taip, va tai yra tai. Ir nepabėgai, iškeli galvą, taip Sauliau, iškeli galvą, nepabėgi į kosmosą, o fucking jauti viską, ką jauti. Ir meilė moteriai yra va tas nedalomas dėmesys. Dabar antras dalykas. Mes pabėgam, kai mosteli, moteriška emocija, mes iš karto patenkame į vaikišką žaizdą. Per žaizdą mes patenkame į vidinį berniuką, kur mes persijungime į berniuko subasmenybę ir ten yra viskas jau. Chana, o ką daro vaikas tada su moteriška emocija, mes pradėjome jau kalbėti. Dar vienas variantas. Per žaizdą mes pabėgam į savo gynybinės funkcijas berniukiškas, pulk ten, traukis, ginčykis, sakyk, aš nekaltas, čia tu kalta ir taip toliau. Tai į žaizdą įtraukia. Ir jeigu mes labai žaizdoti, mes labai dažnai ant labai stipraus potyrio nušokame į savo trauminę patirtį kokią nors. Tai nebūtinai yra trauminė patirtis, bet įtraukia į tą berniuką. Čia dar vienas. Ir dabar, Sauliau, pagrindinis moterų peilis. Jinai ateina su emocija. O mesgi esam tikri vyrai. Mes taip sėdim ir per galvą, per vertinimą, per racionalumą kalbam su ją. Kalbanti galva vadinasi. Moteris ateina su pajautimu, o vyras grinai per mentalą prakošinėja, vertina, ten dalina patarimus, lyginasi, ruošia atsakymus. Kai moteris kalba, jos neklauso su meile. O vyras jau ruošia atsakymus su labai vertingais patarimais. Tai čia tu savo dieną, žinai, tai čia tu pati durna tenais, kad darbė taip. Tai tu neklausyk tos bendradarbės taip. Tu neimki galvą. Eik YouTube pažiūrėk ten podcastą, taigi atsakymą. Jo, kas tave, mielasis, prašė? O moteris ne taip pasako. Trūksta kantrybė, labai gerai pasakė. Viena iš mūsų klausytojų. Trūksta kantrybė. Todėl, kad vyras daro visiškai ne tai. Jisai bėgioja nuo meilės moteriai. Čia, žinok, ta prasme, nuginkluoja tu visus vyrus, vyrai nepykit, čia tik dėl to, kad jums geriau būtų. Aš pateisinsiu, viskas gerai ir pasakosiu apie priešnodžius, viskas yra gerai. Aš dabar kalbu apie problemas. Jeigu įdomu, patiktuką, tegul paspaudžia kas nors, bent vieną šiandien. Prašom, ačiū. Dabar vadinasi, tai yra šantažo minutėlė. Mielos moteris, uždėkit patiktuką, patinka, pasidalinkit. Kitaip jūsų vyrai neklausys. Mėly vyrai,
uždėkit patiktuką, nes dabar kitaip aš jūsų neginsiu. Aš su jumis toliau gerai, nebūsiu jūsų brolis ir jūsų neginsiu ir nepasakosiu moteriai, kaip reikia mūsų iš tikrųjų mylėti. Taip, Mes Sauliau? su Šarūnu turim ženklą, tokį keistą, net nesusitarę, kad kai pakeliam ranką, bandom vienas kitą pertraukti. Žinai, kad mano žmona sako, rašydama čia man šitą telefoną, nesakiau, kad neklausinėk manęs čia dabar, o tik klausykis ir ten juokiasi čia, žinai, klausydama tave, bet sako, sakyk, kad moteris be klausydamos jau verkia iš džiaugsmo, kad taip gali būti. Tai nežinau, pasakykit, ar taip gali būti, kur ten tie tokie didvyriai atvažiuoja ir su Ferrariu, ir 5 verslus turi, ir su meilė priima jūs visada, gerai, užtektų bent vieną, su meilė priimt, teisingai? Su meilė priimt? Klausyk, gerai, vienas Ferraris tai niekam nemaišo. Netrukdo. Netrukdo. Problematiška tavo sodybai, su to Ferrariu nebent džipas tau tiktų. Bet kaip nors davažiuotum. Žiūrėk, ar turi pratęsti šitus punktus, ar vis dėlto galiu užduoti klausimą? Tęsk, gerai. Kol kas, žiūrėk, aš dabar pasakiau pagrindinį momentą. Tai dabar aš reziumuosiu. Vyras savo gyvenimą, kai auga, jis susiduria su stichijom. Išorinės stichijos yra problemos, iššūkiai, kūno kančia ir augimas. Ir tai yra išorinės stichijos, kur mes įveikiam ir tampam tvirtesni. Mes taip auginam savo ašį, širdį. Bet yra vyro vidinės stichijos, kaip būsenos, mintis ir labiausiai pažeidžiami mes esame emocijose. Ir mes dažnai, deja daugelis mūsų, mes nesuprantam, ką daryti su savo emocijom. Ir ką daryti su moteriškom emocijom, kaip ką nors daryti, jeigu aš pats su savo emocijom nesusitvarkau. O moteris ateina, jinai yra emocinė būtybė. Per emocijas pasireiškia jos visas grožis, visas spalvotumas. O aš pats su savo emocijom nesusitvarkau. Tai kaip aš su moteris emocijom susitvarkysiu dabartį? Tai yra 10 kartų didesnis intensyvumas, negu aš nesimokęs. Nepakeliu. Ir gaunasi taip, kad antra treniruočių dalis vyrui yra pažinti savo būsenas ir jas prie jų pratintis. Emocijų paleidimai, emocijų priėmimai, tai yra vadinama emocinė inteligencija. Ir niekas mūsų vyriškam kely to neatkeitė. Ir kartais būna tokia mačio, kur tu pasakoji apie draugą, ar bendražygį, ar šiaip pažįstamą. Todėl, kad jisai pats nesupranta, ką su tom emocijom daryti. Ir jeigu mes nesuprantam, kaip tai patirt, mes, Sauliau, įsivaizduok, pareina moteriška emocija. Negana to, kad mes nesusitvarkom, o mes dar esame vyriškos psichikos. Mes ant stipraus spaiko, ant stipraus dirgiklio, mesgi nueinam iš karto į susižadinimą, kuris vadinasi bėk arba kask vadinama. Jo, arba venk, arba pulk. Ir arba dar sustink yra toks vienas, neįdomus. Jo, oi, tenais dar geriau. Ir tik daina sustingstam, prie moteriško emocijų, stipriau. Ir dabar, įsivaizduok, mes esam stiprus su moterim savo racionaliame ir ramybei. Moteris mumis žavisi, kai mes turim tą širdį. O širdis turi būti išdirbta. Jinai turi praeiti daugybę išbandymų. Kitaip jos neužsiauginsi. Aš galiu būti ramus mentalę ir kalbėti su moterim, kuri, nekelia balso. Nėra stiprių emocijų. Bet kai tik tai mane sujaudins, aš nueisiu į tą bėk arba kask. Pas mane, dar negana to, kai aš susiaktyvuoju, kraujas išeina iš smegenų ir mes tampam durniais. O mūsų pagrindinis koziris yra racionalumas. O kai kraujas išbėga, mes lygiai taip pradedam kelti balsą, nes daugiau nelieka įrankių su moterim kalbėti. Mes paprasčiausiai memlenam dažnai prie stipraus potyrio
nes ištuštėja galva. O tam, kad neištuštėtų galva, mes turim priprasti patirti gyvenimą. O daugelis mūsų bėga nuo patyrimo į veiklas, į pasiekimus. Nu ir kas, kad uždirbtos babkės. Tenais nėra įgūdžio patirti gyvenimo. Klausimas visiems, kas žiūri, ar naudinga, ar įdomu. Tai tiesiog pakomentuokit, galite užduoti klausimą, jeigu labai norėtumėte slaptą savo bet kokią situaciją apie konfliktus užduoti, per kelias minutės, jeigu parašysite man Saulius Bagdonas į Facebooką, aš tikrai užduosiu Šarūnui, nes jis turi teisę kalbėti, N metų dirba su santykiais ir dabar vien tuo gyvena, turi kitą gyvenimo dalį teisingai, ten, taip toliau už šeimą ir visą kitą, bet jisai pagrindinis darbas dabar tik tai santykių konsultavimas, tai tikrai turi teisę apie tai kalbėti ir šiandien sakė, kad dienos metu niekaip laivo nepadarysim, nes vien konsultacijas. Tai kas norite, parašykit Saulius Bagdonas į Facebooką, aš tikrai greitai jums užduosiu klausimą ir atsakysim, o jeigu ne, tai paskui galėsite asmeniškai parašyti Šarūnas Mažuolis, susiraskite Facebook'e arba YouTube'e ir tiesiog, YouTube ten sunkiai parašysi, bet į Facebooką tikrai, tai tiesiog sekite toliau, kas žiūrite mano kanale, o kas žiūrite Šarūno kanale, ir taip sekat. Klausimukas. Iš moters pozicijos. Ką pirmiausia, ne taip čia. Tai ką pirmiausia vyrui daryti, sakyti, o gal nedaryti, kai moteris ateina pas jį su emocijomis. Tai ką pirmiausia vyrui daryti, sakyti, o gal nedaryti, kai jau ateina ta, žinai. Ir paskui dar paklausim iš kitos pusės, kaip moteris turėtų su tuo ateiti. Ar čia nėra tos atsakomybės ir racionalumo. Tai dabar, stop. Ką moteris turėtų sakyti daryti? Ne, pradžiai, žiūrėk. Aš sumaišiau biškį, žiūrėk. Tai ką daryti pirmiausia, dar kartą. Tai ką pirmiausia vyrui daryti ir sakyti, o gal nedaryti. Tiesiog pas mane ateina moteris, bam biškė, ne? Okay. Kai jinai atėjo pas mane su emocijomis. Kaip aš turiu reaguoti? Ar aš galiu treniruotis kažką? Taip. Aš dabar apie pasirašymo fazę nekalbėsiu, nes tai yra, pavyzdžiui, konfliktų seminaro medžiagoje. Ir turi būti pasirašymo fazė, bet šiandien nekalbėsim, nes turėsim neužilgo baigti laivą. Visko aš neprakalbėsiu, tai yra 24 valandos medžiagos. Bet norite daugiau, tai yra nuoroda apačioj, galite paspausti, arba, kas norėsite daugiau ir turite santykių klausimukų, rašykite, tai nieko nekainuoja Šarūnui, jeigu jausite, kad ta situacija yra sprendžiama, tada jau yra mokamos konsultacijos, rašykite jam asmeniškai, jisai padarys tikrai. Santykio BLT, viskas, reklama baigta, dabar toliau. Važiuojam prie sprendimų ir naudos žmonėm mūsų, kurie klauso. Pirmas dalykas, kaip ir, pavyzdžiui, pas diplomatus. Diplomatas niekada nekalba ant karšto. Ir kai diplomatui yra pasakoma, kas nors labai grubaus, žiauraus, jisai ką daro, jis daro porą momentų, tai jis daro pauzę. Ir pauzę gali vyras imti bent kokią, bet minimum 10 sekundžių, bet gali būti ir iki pusvalandžio. Dabar dažniausiai užtenka poros minučių pauzės. Tai yra neleptelt iš karšto. Tai yra mokosi abu, ir vyras ir moteris. Iš karšto negalima. Toliau. Ir aš pirmą, ką padarau, aš pradedu jausti savo kūną. Jaučiu savo kvėpavimą. Bandau netgi sugniaužti rankas, kad nueiti į kūno pojūčius, nes nuslūksta porą laipsnių emocinis tas pikas, kurį aš, liudydamas moterį, aš nueinu per didelį susiaktyvavimą. Nes kol mes esame karštyje per dideliam, nei moteris, nei vyras nebus adekvatus. Mes turime būti tam tikrose rėmose būsenos, bet superaktyvacija, jinai iš karto turi būti daroma pauzė, turime sutarti ženklai ir nekalbėti ant karšto, nes nekalbėti apie klausimus iš ant karšto, nes prisišnekėsit abu, bet labiausiai vyrai prisišneka. Arba ant karšto jisai užtyla ir tada dar baisiau būna, nes pasimetu. Tai pirmas momentas yra tas. Antras momentas. Būtinai perkelti dėmesį nuo
kaip aš visą šitą, už visą šitą atsakingas problemą, kaip aš kaltas, į visišką dėmesį į savo moterį, klausyti jos ne per aš perspektyvą, o girdėti ją. Dėmesys su širdim, su širdies jautrumu į savo moterį, bet dėmesys pilnai į ją. Ir mes jos tikrai nuoširdžiai klausom. O mokytis, nelysti į savo kaltę, į pasiteisinimus, į puolimą, į savo berniuko žaizdą. Nes, pavyzdžiui, moteris ateina, iššauna. Aš mokau žmonės, kaip nuėjusi berniuko žaizdą, ką padaryti, kad iš jos išeit maksimaliai greitai ir efektyviai. Nes kol tu esi berniuko žaizdoj, tu esi berniuko įrankiais. Tvarkaisi su moterim, kuri yra savo stichijoje. Berniukas negali susitvarkyti su moters emocijom. Todėl, bet pirmas žingsnis yra, gerai, aš pasakysiu negražų žodį. Mes tarp vyriškai tik tai kalbam, bet dabar girdėsim moteris. Aš apsimyžau. Psichologiškai. Ir tą pripažįstu. Ir tada yra seka veiksmų, kaip aš save ištraukiu į savigarbą, į širdį atgal, į meilę moteriai, į dėmesį moteriai. Ir dar, moteris taigi atneša nenorą, nepageidavimą. Jinai dažniausiai atneša problemą ir kaltinimą. Moteris irgi savo klaidas daro. Tai yra, mokyti reikia abu. Bet supraskite tokį dalyką, bet jokių būdų aš nebandau čia padaryti moterų idealiom. Bet kiekvienas turi mokyti savo pamokas. Bet mes turim amortizuoti savo vienas kito klaidas kažkiek. Kai kurių negalima klaidų amortizuoti. Aš ten kalbėsiu šiek tiek apie tai. Bet pagrindinis momentas tai aš ateinu ir mano moteris drebia kažką. Ir aš tada savo savigarboj, savo laikysenoj, meilė jai, tai yra jautrioje širdį ir jautriam dėmesį, bandau suvokti ir ją kalbinti, ko jinai iš tikro nori. Nuo prakeikimo, tu čia pridarėjai tą ir tą. Mokausi. Pirma, nusiramint, atstatyti ramybę. Tada aš pradedu kamantinėti, klausti nuoširdžiai, ko tu iš tikro nori. Koks tavo yra noras, kaip tu jautiesi. Nuoširdus klausimas. Tai yra paprašyti moters užduoties, noro, jautimosi jos. Aišku, moteris pati turi mokytis atnešti tai, bet mes turim vienas kitam padėti, nes mes esame visi netobuli žmonės. Ir atsakomybė yra abipusė. Tai čia porą momentukų, tik tai ką galima būtų šiek tiek padaryti. Tai atsakom šiandien paskutinį klausimą ir padarysim mini apibendrinimą. Gerai, nes, kiek mes čia galim kalbėti. Šiais laikais žmonės vos tik tokai žiūri minutės, o mes čia 45 minutės. Kur tu čia jau taip? Taip, YouTube klausimukas. Vos susipykstam, vyras iškart atsitraukia, dingsta arba panikuoja, su šypsena rašo. Aš lieku emocijose, jo nelieka. Arba sako, atstok, šypsosi, kaip man elgtis. Ir jis neužsinori kalbėtis ilgai. Turi likti viena su savo jausmais. Ir ta visa konfliktinė situacija, kad ir visą dieną jis tampa nebepasiekiamas. Ar pažįstama? Pažįstama. Viena iš mano konsultacijų temų. Kam buvo tokia situacija, pakomentuokit pliusą, moteris. Kas vyrai irgi buvote, pakomentuokite pliusą. Ir žinot, ir šitoje situacijoje mes galime vyrą išvadinti infantilų. Yra dar vadinamasis vengiančio tipažas. Apsimyžėlių, kaip sakei ten. Dabar avoidant yra angliškas žodis, yra avoidant tipažas, kuris negali palaikyti, negali išlaikyti įtampos. Vengiantis tipažas, taip, lietuviškai.
Yra, angliškas yra avoidant, nes daugelis moko anglų kalbą, tai žino apie ką yra pursuant ir avoidant, yra ir sveikasis tipas. Ir dabar mes galim prikabinti etiketės ir gali būti, kad pataikysim. Ir kaip tvarkytis, tai reikalingas jau nagrinėjimas situacijos labai gilus, nes arba reikia terapinti vyrą, arba vyrui reikia aukti, arba moteriai keisti komunikaciją, bet vos susipykstam. Tame pyktyje reikia gesinti pyktį visų pirma, toliau sutarti taisyklės, kaip nenueiti į karštį ir ką karštyje daryti. Tada skatinti vyrą, jeigu jis atlaikė 5 minutės emocijas, jį skatinti ir girti už tai, kiek jisai padarė. Ir tada vyras darys vis ilgiau ir ilgiau. Dažniausiai tai būna paskui priekaištas, kad tu neatlaikiai. O kiek neatlaiko? Taip? Toliau, reikia peržiūrėti moterišką žodyną, nes ten gali būti isterijos. Ir žiūrėkit, kai mes kalbam apie moteriškų emocijų laikymą, ten nėra 2 valandų isterijų, ten nėra žodelių į vyro pusę, ten nėra vyro menkinimo. Čia yra jau, rusiškai bespridėlas, tai yra bardakas visiškas. Ir tai yra ir moteriškos klaidos. Ir šitą visą situaciją reikia labai gilintis, atrasti, kame yra tikrosios klaidos. Ir reikalingas 2 žmonių bendradarbiavimas, kaip vienas kitą pridengti, kaip paaukti kiekvieną savo sritį. Ir gali būti bėda ir ten, ir ten. Todėl nespaust. Tai yra, bet dažniausiai, kai moteris parašo tokią problemą, jinai pasakoja, aš bandžiau nespaust. Ir kartais būna neįmanoma susišnekėti su vyru. Ir čia ir komentuoja ta pati dama, aš stengiuosi komunikuoti jau kuo gražiau, kuo paprasčiau, su kuo mažiau priekaišto ir kritikos, kuo pozityviau, aš būnu rami, kol jis neatsitraukia, kai atsitraukiu prasideda turbūt, nemenkinu jo, bet jis vos atsitraukia, jaučiuosi visiškai viena. Ir dar čia Facebookas sako, visat buvo taip, kad ir kaip gražiai eičiau link pokalbio irgi. Jo, ir pas mane ateina poros. Mes ant tiek apsimyžėliai, kabutėse sakom, kad ne visi. Net moterį, kur, tai mes ant tiek nesugebame. Ne visi. Ir dabar aš baigiau tęsinti vyrą. Taip. Ir dalis vyrų turi šitą tendenciją, nepaisant to, kad moteris su stipria emocija pakankamai pagarbiai ateina. Ir mūsų dalis nelaiko šito. Ir tada aš dirbu su vyru. Ir darbas reikalingas. Sauliau, tu puikiai žinai, vyrui ten reikia praeiti tokią vyro kalvę, kad jisai atlaikytų nepakankamai, ta prasme, emocinga moters kalba. Tai yra stichija, kuri yra atlaikoma tik tai, jeigu suformuota širdis vyro. Ir jeigu jis yra berniukas, tu ten aukštielniką, tu ką bedarysi? Tu špagatus daryk, nieko ten nepasikeis. Todėl būna atveju, kada nieko neįmanoma padaryti, todėl kad vyro charakteris neištraukia. Ir tada yra kitas momentas visiškai, mes dirbam su vyro charakteriu, jam reikia eiti į gentis, į vyrų iniciacijas, tvarkytis visą savo gyvenimą, kad jisai auktų ir grūdintųsi. Tai yra labai rimtas darbas, Sauliau, mes su tavim atlikom tokį nežmonišką darbą su savim. Ir tai mums tapo patogiau gyventi, tu savo mylimą moterį, pas ją nebejoju, kad būna audrų. Ir jeigu tu nebūtum užsiauginę savo tvirtybės, tai koks ten įmanoma, tada sėdi toks stritantis visas, vaidini vyrą, alfa, bet iš tikrųjų tu nieko ten nepadarai. Ir dalis vyrų mūsų tokie, jie paprasčiausiai neparuošti mylėti moterį. Ir tai yra mūsų dalies visuomenės problema, vaikiški vyrai, vyrai aptarnautojai, vyrantis bėgantis nuo gyvenimo ir nuo savęs. Ir deja, dalis vyrų mūsų tokie. Dėkuoju. Dėkuoju visiems, kurie uždėt klausimus. Aš tikiuosi, kad buvo naudinga. To Šarūną aš paprašysiu lengvo tokio mini apibendrinimo. Tai buvo stiprumas, kiekvienam ir kiekvienai reikėtų suvirškinti, žinai.
tą informaciją, kas pajutote, kad Šarūnas jums rezonuoja, gal turite santykių kažkokią krizelę, o gal labai blogai, tiesiog Šarūnas galės gal pasakyti, kokius atvejus jis sprendžia, kokių ne, kai padeda, tai rašykite jam asmeniškai, tai padarysim tą minimalią reklamą. O Užteks aš taip, reklamos. žinai, galvoju, abi pusės turi, santykius yra dvi pusės, ir, žinai, kiekviena, man atrodo, turėjo išgirsti, ką gali padaryti, kiekviena pusė atsakinga už savo tą emocinį intelektą, tėvų nepavadinkim, už gebėjimą tvarkyti su emocijomis ir taip toliau, nes, kaip ir vis tiek mes, nors ir santykiuose, bet esam savo pasaulyje. Labai gerai, kai poros iš tikrųjų abidvi sugeba poroje spręsti abudu iš tikrųjų labai sąmoningai tuos santykius ir tu neveltui sukūrei tą seminarą, santykiai be dramų, be konfliktų. Tai kas norite nuorodą galite paspausti apačioj, pažeisti, gal norės įsigyti už visiškai simbolinę kainą. O norėčiau apibendrinimo iš tavęs ir jeigu gali tikrai, nes gal tikrai daug kas dar nežino tavęs, nematė pirmą kartą, nes normalu, vis žmonių daugėja, mažėja ir taip toliau, kažkas seka, tai gal kažkas išgirs ir, nes mano vienas bičiulis, jis man, kai buvo jam skyrybos, parašė, sako, Sauliau, gal ką tu man čia galėtum rekomenduoti. Ir jis tikrai pas tave atėjo ir žinau, kad jam užteko tik vienos tavo konsultacijos ir, žmogus atsistojo. Tai nereiškia, kad nuoskaudų neliko, kad problemų neliko ir taip toliau, ne? Bet žmogus atsistojo ir toliau ėjo gyventi ir kur savo veiklas ir verslų, žinai. Tai, žinai, tiesiog, o nesėdėt aukoj, žinai. Tai žmogui labai padėjo, tavo 1 valanda, žinai. Tai Vaiveta sako, pabaiga buvo labai stipri. Ačiū. Tai ačiū, Sauliau. Tik tai pasakau santykių ABC. Reziumuot nereziumuosiu, nes tai, ką mes kalbėjom labai širdies. Stengiamės su tavimi, Sauliau, kalbėti konkrečiai ir nuoširdžiai. To užtenka. Nereikia reziumė. Mes viską išsakėm pakankamai gražiai. Tai dar kartą, mėly vyrai, mielos moteris, uždėkit laikus, pasidalinkit, padėkokit ir ačiū Jums, jeigu galėjau Jums pasitarnaut, džiaugiuosi. Iki.